Sveiki, tęsime pamokų ciklą, kuris skirtas aštuntokams pasiruošti stojimui į gimnazijas. Ir šiandien pasikartosime trupmenas ir veiksmus su jomis. Taigi pradėkime. Pirmasis mūsų uždavinukas atrodo štai taip. Turime 3 trupmenas, tarp kurių yra skyryba ir daugyba, ir pabandysime išspręsti ir pasižiūrėti, kaip vyksta veiksmai ir nuo ko reikėtų pradėti. Taigi, kaip ir su paprastais skaičiais, taip ir su trupmenomis galioja veiksmų tvarka. Tai pradžioje turėtumėm padauginti ir padalinti, o tik tada sudėti ir atimti. Tai daugyba vyksta tarp 2 ir 3 trupmenų. Tai ką mums reikėtų padaryti, tai tas trupmenas, su kuriomis veiksmai nevyksta, mes perrašome. Tai perrašome 3/4, persirašome minusą ir tada žiūrime, ką turime toliau. Tai turime 2 trupmenas. Viena iš jų yra paprasta trupmena, mums jinai tinka. Tai mes ją perrašom, bus 5/6. Tuomet turime daugybą ir sutinkam kitą trupmeną, kuri nėra paprasta trupmena, o tai yra mišrus skaičius. Tai kaip mišrų skaičių reikėtų pasiversti į paprastą trupmeną. Tai taisyklė yra labai paprasta, mes sveiką skaičių dauginame iš vardiklio ir pridedame skaitiklį. Jeigu sunku suprasti, ką aš čia dabar pasakiau, tai aš tuojaus ir parodysiu. Tai pasiliekame daugiau vietos, tai sveikas skaičius. Sveikas skaičius pas mus yra tas didelis skaičius, tai yra 1. Tai mes 1 dauginame iš vardiklio. Vardiklis yra 7 ir pridedame skaitiklį, skaitiklyje buvo 5. Vardiklis nesikeičia, vardiklis ir lieka 7. Tai štai atlikę dabar veiksmus 1x7 plus 5 mes gausime trupmeną, o ne mišrų skaičių. Tai pratęsiu eilutę, tai dabar, ko mes nepanaudojom, viską perrašom, tai 3/4 perrašau, minus 5/6 perrašau, tada daugybą, dabar galim atlikti veiksmus. Tai 1x7 yra 7, o 7 plus 5 yra 12, tai mes gaunam 12/7. Ir štai turime 2 trupmenas, tarp kurių vyksta daugyba. Tai, kad neapsisunkintumėm, galim pasižiūrėti, ar mums kas nors prastinasi. Ką reiškia, kad prastinasi? Tai reiškia, kad skaičius viršuj ir skaičius apačioj gali dalintis iš to paties skaičiaus. Tai pasiemu kitą spalvą ir ką dabar mes matom? Viršus ir apačia, tai gali būti toj pačioj trupmenų arba gali būti skirtingose trupmenuose, tai įstrižai. Tai žiūrim, 5 ir 7 yra pirminiai skaičiai, jie iš nieko nesidalina, bet 6 ir 12 yra labai panašus skaičiai. Kodėl? Nes jie abudu dalinasi iš 6. Tai pabandykim dabar juos ir padalinti iš 6. Tai kai 6 padalinsiu iš 6, gausiu 1. O kai 12 padalinsiu iš 6, gausiu 2. Štai ir suprastinom, daugiau kaip ir niekas nesiprastina. Tai vėlgi, pirmą trupmeną, su kuria niekas nevyksta, perrašau. Tai yra 3/4 minusas, o dabar sudauginsim skaitiklių su skaitikliu, vardiklių su vardikliu. Tai 5x2 yra 10, o 1x7 yra 7. Štai. Tai turim dabar 2 trupmenas, tarp kurių vyksta skyryba arba atimtis, ir mums reikia sugalvoti dabar tokį skaičių, kuris bus mūsų bendras vardiklis. Nes jeigu norim trupmenas sudėti arba atimti, tai mes jas pradžioj turim susibendra vardiklint. Tai mums reikia dabar sugalvoti tokį skaičių, kuris dalinasi ir iš 4, ir iš 7. Tai pagalvojom ir tarkim tas skaičius bus 28. Dabar kaip mums padaryti, kad iš ketvirto gautumėm 28, tai reiškia mums visą trupmeną reikės padauginti iš 7
Ir dabar kaip iš 7 gauti 28, tai mums reikia 7 padauginti iš 4. Tai pasirašėm daugiklius ir dabar dauginsim visą trupmeną ir skaitiklį, ir vardiklį, ir kaip tai atrodys. Tai turim 3/4, tai aš ir skaitiklį, ir vardiklį dauginsiu iš 7 ir tuomet 10/7 abudu skaičius ir skaitiklį ir vardiklį dauginsiu iš 4. Tai kai sudauginsiu, 3x7 yra 21, o 4x7 yra 28, aš to ir norėjau. Toliau, 10x4 yra 40, o 7x4 yra 28, aš to ir norėjau. Ir kas iš to, tai dabar mes gavome dvi trupmenas, kurių vardiklis yra tas pats, tai galim jau rašyti ant bendro brūkšnio. Bendras vardiklis yra 28, tai mums liko iš 21 atimti 40. Tai kai iš 21 atimsim 40, gausim -19, vardiklis lieka tas pats, 28. Dabar pasižiūrim, ar mums kas nors prastinasi. Tai nesiprastina, nes 19 yra pirminis skaičius, tik tai dabar ką su to minusu daryti. Tai jeigu arba skaitiklį, arba vardiklį mes sutinkam minusą, tai mes jį išsikeliam prieš visą trupmeną ir gaunam -19/28. Ir viskas. Čia ir yra atsakymas, tai jeigu mes spręstumėm uždavinuką, tai vat pirmo uždavinuko atsakymas yra -19/28. Pirmą uždavinuką išsprendėm, judėkime toliau. Štai turim antrą uždavinuką ir ką mes čia turim? Turim ir paprastą skaičių, ir mišrų skaičių, ir dešimtainę trupmeną, ir tarp jų vyksta veiksmai. Tai pradžioje, kad mums būtų lengviau, užsirašykim kiekvieną iš šitų skaičių kaip netaisyklingą trupmeną. Tai jeigu turim skaičių, pavyzdžiui, -4, tai kaip skaičių pasiversti į netaisyklingą trupmeną, tai mums reikia tiesiog vardiklį prisirašyti vienetuką. Tai 4 rašau, minus aišku nepametu, tai -4, o vardiklį turim 1 ir mums tai nei prideda, nei atima, tiesiog tas skaičius pavirsta į kitą formatą. Toliau galim persirašyti pliusiuką, vėl turim mišrų skaičių, jį reikia pasiversti netaisyklingą trupmeną, tai sveiką skaičių dauginu iš vardiklio ir pridedu, kas buvo skaitiklyje. Vardiklis lieka nepakitęs, lieka 7 ir tuomet dalinsim, kaip dešimtainę trupmeną pasiversti į netaisyklingą. Tai dabar visus skaičius, kuriuos aš matau, aš persirašau. Tai buvo 125, o vardiklyje rašau vienetuką ir tiek nulių, kiek buvo skaičių po kablelio. Tai buvo 2 skaičiai po kablelio, reiškia bus ir 2 nuliukai. Na štai, užsirašėm, dabar viskas yra vienu formatu, bus žymiai paprasčiau skaičiuoti. Tai kaip ir praeitą kartą, taip ir dabar tų trupmenų, su kuriomis nevyksta veiksmai, mes perrašysim, o su kitomis trupmenomis atliksime veiksmus. Tai -4 pirmasis perrašau, tada rašau pliusiuką. Dabar galim apsiskaičiuoti, kas čia vyko. Tai 2x7 yra 14, 14 plus 1 yra 15. Tai gavom 15/7. Ir matom, kad tarp šitų dviejų trupmenų yra dalyba. Tai pradžioje ir turim atlikti dalybos arba daugybos veiksmą, o tik tada sudėti arba atimti. Tai jeigu matom, kad tarp dviejų trupmenų yra dalyba, tai pirmą trupmeną mes perrašom, tada dalybą keičiam į daugybą, o antrą trupmeną apverčiam. Tai jeigu buvo 125 šimtosios, tai dabar bus
100, 125. Apverčiau aukštyn kojomis. Tai pirmą trupmeną perrašau, dalybą keičiu į daugybą, antrą trupmeną apverčiu. Ir ką mes dabar turim? Turim daugybą tarp dviejų trupmenų, tai galim pasižiūrėti, kas mums čia galbūt prastinasi. Taip, tai ką aš matau, kas prastinasi? Tai matau, kad 15 ir 125, dar primenu, viršus su apačia būtinai, negalim šalia esančių skaičių prastinti, tik viršus su apačia, bet nesvarbu, ar pirmoji trupmena yra, ar antroji, ta pačia gali būti ir įstrižai, bet viršus su apačia. Tai matau, kad 15 ir 125 yra labai panašus skaičiai, kuo jie panašus, nes abu baigėsi penketu. Tai jeigu baigėsi penketu, reiškia dalinasi iš 5, tai kai 15 padalinsiu iš 5, gausiu 3, o kai 125 padalinsiu iš 5, gausiu 25. Toliau žiūriu 100 ir 25 taip pat yra labai panašus skaičiai, nes abu dalinasi iš 25, tai kai 25 padalinsiu iš 5, gausiu 1, o kai 100 padalinsiu iš 25, gausiu 4. Na štai, man atrodo, tiek ir susiprastino. Tai dabar minus 4 pirmasis perrašau, pliusiuką dedu ir dabar skaitiklis su skaitikliu, vardiklis su vardikliu. Tai 3 kart 4 yra 12, o 7 kart 1 yra 7. Padalinam ir padauginam, galima sakyti, nes dalybą keitam į daugybą. Dabar turim sudėti dvi trupmenas. Tai mums reikia sugalvoti tokį skaičių, kuris dalinasi ir iš 7, ir iš 1. Tai šitas skaičius mums pats mažiausias tinka 7. Dabar antra trupmena tai turi vardiklį 7, tai mes jos ir nejudinsim. Bet mums iš pirmos trupmenos reikia pasidaryti tokią trupmeną, kuri vardiklį turės 7. Tai reiškia, kad pirmą trupmeną mes ir viršų, ir apačią dauginsim iš 7. Tai ir 4 dauginu iš 7, ir 1 dauginu iš 7. Ir visą kitą kol kas perrašau. Taip. Tai 4 kart 7 yra 28, o 1 kart 7 yra 7, plus 12 septintųjų. Turim dabar dvi trupmenas, kurių bendras vardiklis yra 7. Rašom ant bendro brūkšnio. Tai minus 28 plus 12. Kai atliksim šituos veiksmus, gausim minus 16 septintųjų. Ir minusą išsikeliam prieš trupmeną, bus minus 16 septintųjų. Ir aš dabar savęs klausiu, kiek septintukų telpa į 16. Nes matau, kad skaitiklis yra didesnis už vardiklį, reiškia, mums reikia išskirti sveiką dalį. Tai kiek septintukų telpa į 16, telpa 2 septintukai. Tai išsikeliu dvejetą. 2 kart 7 yra 14, reiškia, pas mus jau skaitiklėje nebeliko 14, liko tik 2, tai bus 2 septintosios. Ir kaip dabar pasitikrinti, ar išsprendėm teisingai, tai jeigu mes norėtumėm vėl šitą mišrų skaičių pasiversti į netaisyklingą trupmeną, ką mes darytumėm, tai būtų 2 kart 7 plus 2 ir vardiklis nepasikeistų, tai 2 kart 7 yra 14, 14 plus 2 yra 16, reiškia išskyrėm sveiką dalį teisingai. Tai galim užsirašyti ir atsakymą, kad mūsų antro uždavinuko atsakymas yra minus 2 sveiki ir 2 septintosios. Judame toliau. Na štai trečioji užduotis. Tai ko mes čia visko turim, ne? Ir dešimtainę trupmeną, ir paprastą, ir mišrų skaičių, ir dar vieną dešimtainę trupmeną, ir daugybą, ir dalybą, ir skyrybą. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Tai pradžiai pasižiūrėkime, ką turim. Turim daugybą štai čia, turim daugybą štai čia
ir po to turim skyrybą. Tai pradžioj sudauginsim, padalinsim, o tada tarpusavį atimsim. Tai kad galėtumėm sudauginti dešimtainę trupmeną ir paprastą trupmeną, vis tiek turim susivienodinti formatą. Tai kaip pasiversti dešimtainę trupmeną į paprastą, tai visus skaičius nurašau, tai matau aštuntuką tik tai. Ir rašau vienetuką ir tiek nulių, kiek buvo skaičių po kablelio, buvo vienas skaičius po kablelio, reiškia bus vienas nuliukas. Ir dauginsim iš 5 aštuntųjų. Toliau, minusiuką rašau. Turim mišrų skaičių, tai mums jį reikia pasiversti į netaisyklingą trupmeną, tai sveiką skaičių dauginu iš vardiklio ir pridedu, kas buvo skaitiklėje. Skaitiklėje buvo 19 ir vardiklis lieka nepakitęs 45. Toliau bus dalyba. Ir vėl turim dešimtainę trupmeną, tai skaičius perrašau, buvo 96. Rašau vienetuką, rašau tiek nuliukų, kiek buvo skaičių po kablelio. Tai buvo vienas skaičius po kablelio, tai vienas ir nuliukas. Beveik susivienodinom formatą. Taip. Tai dabar perrašom, kas nesikeičia, tai 80 kart 5 aštuntosios minus 1 kart 45 yra 45 plus 19 bus 64, tai bus 64 45. Tada čia buvo dalyba, tai kad galėtumėm padalinti dvi trupmenas, pirmą trupmeną perrašau, jau ir perrašiau, dalybą keičiu į daugybą ir antrą trupmeną apverčiu, tai bus 10 96. Apverčiau. Lygų ir dabar turim sudauginti, bet kad galėtumėm sudauginti, kad neapsisunkintumėm su dideliais skaičiais, tai galime suprastinti. Tai jeigu įstrižai matau vienodus skaičius, tai juos ir išbraukiu. Tai 8 dalinta iš 8 yra 1, 8 dalinta iš 8 yra 1. Tada matau 10 ir 5, tai jie labai panašus skaičiai, nes abu dalinasi iš 5, tai kai 10 padalinsiu iš 5 gausiu 2, kai 5 padalinsiu iš 5 gausiu 1. Štai ir suprastinome. Tada 45 dalinasi iš 5 gausiu 9, o 10 taip pat dalinasi iš 5 gausiu 2. Tuomet 64 dalinasi iš 8 ir gaunu 8, o ne 96, kai padalinsiu iš 8, gausiu 12. Tuomet matau, kad dar 8 ir 12 labai panašus skaičiai, tai jeigu aš 8 padalinsiu iš 4, gausiu 2, o 12, kai padalinsiu iš 4, gausiu 3. Ir viskas, man atrodo, daugiau niekas nesiprastina, tai dabar ką mes čia gavom. Pirmas dvi trupmenas, kai mes suprastinome, mums liko 1, 1, 2, 1, tai dauginam skaitiklių su skaitikliu, vardiklių su vardikliu, tai 1 kart 1 yra 1, o 2 kart 1 yra 2, minusą perrašau, dabar žiūrim, kas čia mums liko. 2 kart 2 yra 4, o 9 kart 3 yra 27. Na štai, turime dvi trupmenas, kurias norime atimti, tai kad galėtume atimti, jas reikia subendravardiklinti ir koks skaičius dalinasi ir iš 2 ir iš 27, tai bus 54. Kad gautumėm 54 iš dvejeto, mums reikia pirmą trupmeną padauginti iš 27, o kad iš 27 gautumėm 54, tai dauginsim iš 2. Tai ir padauginkim, tai bus 1 kart 27 ir 2 kart 27. Atimam 4 kart 2, 27 kart 2.
atlikime dabar veiksmus. Tai 1 kart 27 yra 27, o 2 kart 27 yra 54, minus 4 kart 2 yra 8, o 2 kart 27 yra 54. Turime dvi trupmenas, kurių vardiklis yra tas pats. Tai rašome ant bendro brūkšnio 27 minus 8. Kai atimsime, gausime 19, 54. Skaitiklis yra mažesnis už vardiklį, reiškia sveiko skaičiaus sveikos dalies išskirti nereikia. Ar kažkas prastinasi? Ne, nes 19 yra pirminis skaičius. Tai galim rašyti atsakymą. Atsakymas trečio uždavinuko yra 19,54. Tai šiandien tiek. Ačiū už skirtą laiką. Tikiuosi, kad su trupmenomis pasidarė bent per vieną žingsnelį arčiau supratimo. Jeigu norite su manim susisiekti dėl papildomų pamokų, arba turite kažkokių klausimų, arba norite pasiūlyti temą šiam YouTube kanalui, tai kviečiu į mane kreiptis paštu, kurį dabar matote savo ekranuose, o taip pat nepamirškite prenumeruoti šio kanalo, paspausti patinka, pakomentuoti. Tai ačiū už jūsų palaikymą. Šiandien tiek ir iki.